1976 metai. Utica, Mičigano valstija, Jungtinės Amerikos valstijos. 27 metų vyras grįžta namo. Įprasta diena, įprastas gyvenimas. Staiga prie jo priartėja keli vyrai. Jie pargriauna jį ant žemės. Jis bando ištrūkti. Jo rankos užlenkiamos už nugaros, veidas prispaudžiamas prie grindų. Ant smakro ir dešinio skruosto lieka įbrėžimai. Apatinės lūpos vidinė pusė yra įplėšta. Jam suriša rankas ir kojas, nuneša į mažą kambarėlį, numeta ant lovos. Ir per ateinančias 3 dienas jo rankos liks surištos už nugaros, be pertraukos. Tikslas bus vienas – priversti jį atsižadėti savo tikėjimu. Kai jis atsisakys kalbėti ir valgyti, vienas iš pagrobėjų pagrasins jam seriją dūrių. Vėliau savo pareiškime jis parašys, kad tam tikrų momentų jautėsi ne kaip žmogus, o kaip sugautas žvėris. Jo vardas – Artūras Rozelis. O vieno iš tų, kurie remiantis Artūro Rozelio pareiškimu dalyvavo jų laikant užrakintą vardas – Stevenas Hasanas. Įsiminkite šį vardą. Šiandien jį išgirsite dar ne kartą. 1981 metai. Spalis. Ohajas, Jungtinės Amerikos valstijos. 20 metų merginos eina namo. 2 vyrai jas sustabdo, tarsi norėdami paklausti kelio. Po akimirkos vieną į veidą purškiamas dujų balionėlis. Kitą tempia prie furgono. Furgono viduje jos tėvas. Po to 400 mylių į pietus, trobelė Alabamoje. Vėliau mergina papasakos, kad per ateinančias 7 dienas ji patyrė fizinį ir seksualinį smurtą. Už dukters išprievartavimą ir smurtą prieš ją, jos tėvai sumokėjo $8,000. 2008 vasaris. Tokijas, Japonija. Butas įprastame Suginami gyvenamajame rajone. 40 metų vyras išėjo iš buto. Dėl išsekimų ir raumenų skausmo jam sunku eiti. Jis sveria mažiau nei 40 kilogramų. Jis tiksliai neprisimena, kokia šiandien data. Prisimena tik metus, kuriais viskas prasidėjo. Jis buvo kalinamas 12 metų ir 5 mėnesius. Jo vardas – Toru Goto. Priežastis, dėl kurios jis buvo kalinamas 12,5 metų, buvo ta, kad jis buvo susivienijimo bažnyčios narys. Vėliau Japonijos teismas pripažins jo pagrobėjų veiksmus neteisėtais ir įpareigos sumokėti kompensaciją – 22 milijonus jenų. Tačiau šie pinigai jam negrąžins 12,5 metų gyvenimo, kuriuos iš jo atėmė. 2017 metų gruodžio 29. Hvasūnas, Čionamo provincija, Pietų Korėja. 27 metų mergina, Ji In-gu, įsėda į automobilį kartu su tėvais. Jie jai pasakė, kad važiuoja į šeimos atostogas. Ji bus nuvežta į atokų pramogų kompleksą, surišta ir užkimšta burna. Netrukus ji mirė. Autopsija nustatys. Didelė tikimybė, kad širdies ir plaučių veikla sustojo dėl hipoksijos. Deguonies trūkumo. Jos tėvai bus patraukti atsakomybėn už jos mirtį. 2018 sausio 28 dieną Seule ir kitose didžiuosiuose Pietų Korėjos miestuose į gatves išeis daugiau nei 20 000 žmonių. Su vienu reikalavimu, kad tai, kas nutiko Ji In-gu, niekada daugiau niekam nepasikartotų. Įvairios istorijos, įvairios šalys, Jungtinės Amerikos valstijos, Japonija, Pietų Korėja, įvairūs dešimtmečiai ir įvairios aukos. Ir iš pirmo žvilgsnio tarp jų nėra nieko bendro. Tačiau visos jos, tam tikrų savo gyvenimo momentu, buvo pagrobtos, laikomos prieš savo valią ir patyrė fizinį, psichologinį, o kai kuriais atvejais ir seksualinį smurtą. Pagrindinis klausimas. Ką bendro turi prievartinis vyro sulaikymas Mičigane 1976 metais, 1980 metais Ohajo valstijoje įvykusį seksualinį smurtą prieš merginą, 12 metų įkalinimą Tokijuje ir jaunos moters mirtį Pietų Korėjoje 2017 metais? Kas? Be paties smurto. Atsakymas. Visos šios istorijos nėra atskiri nusikaltimai ar atsitiktiniai sutapimai. Tai dokumentais užfiksuoti tos pačios tarptautinės praktikos apraiškos,
turinčios savo pavadinimą, nuoseklią ideologiją, ideologų ir kūrėjų ratą, vykdytojų tinklą bei išsišakojusią tarptautinę struktūrą. Deprogramavimas. Tai praktika, susiformavusi Jungtinių Amerikos valstijų kovos su kultais veiklos kontekste 1970 metų pradžioje. Jos esmė buvo, pasinaudojant pagrobimu, izoliacija, fiziniu ir psichologiniu spaudimu, miego atėmimu, bado, grasinimu, o kai kuriais užfiksuotais atvejais ir seksualiniu smurtu, priversti žmogų atsisakyti savo religinių, ideologinių ar politinių įsitikinimų, iš anksto paskelbtų destruktyviais. Ir čia, jei prisimenate ankstesnę laidą, vėl susidurime su jau pažįstamu scenarijumi. Ankstesnėme vaizdo įraše buvo nustatyti keli faktai. Pirmasis. Tarptautinis antikultinis tinklas, kurio pagrindinė figūra, remiantis faktais, yra Aleksandras Dvorkinas, atsirado ne iš niekur. Remiantis viešai prieinamais šaltiniais, jo ideologinis modelis į Rusiją buvo atgabentas 1990 metų pradžioje iš Jungtinių Amerikos valstijų. Antra. Pats Dvorkinas vienoje Rusijos televizijos laidoje viešai patvirtino, kad amerikiečių partneris, su kuriuo jis matyt bendradarbiavo, buvo kultų atpažinimo tinklas, angliškai Cult Awareness Network, KAN. Būtent ta organizacija, kurios teisinis žlugimas įvyko po vienos iš jos aukų pateikto daugiamilijoninio civilinio ieškinio. Ir trečia. Stevenas Hassanas yra viena iš pagrindinių figūrų susijusių su antikultinio diskurso formavimusi vakarų pasaulyje. Tas pats Stevenas Hassanas, kurio vardas minimas Artūro Rozelio pareiškimuose. Pirmoje iš 4 istorijų, kurias ką tik išgirdote. Dabar kyla klausimų, į kuriuos šiandien pabandysiu atsakyti. Kas iš tikrųjų yra Stevenas Hassanas? Ne tas viešasis gerbiamo neteisėtos įtakos eksperto įvaizdis, kurį jis pats kuria televizijos kanaluose, podcastuose, paskaitose ir savo knygose. O tas žmogus, kurio vardas minimas teismo dokumentuose ir priverstinio deprogramavimo aukų parodymuose. Kaip metodika, tiesiogiai susijusi su pagrobimais, išprievartavimais ir mirtimis, buvo pervadinta, pirmiausia Jungtinėse Amerikos valstijose, o vėliau Rusijoje, į pseudomokslinę discipliną, kurios koncepcija šiandien naudojama valstybinių ekspertų, prokurorų ir teisėjų. Ir svarbiausia, kaip pagrindinis ideologas, o vėliau ir šios sistemos, kurios pirmosius požymius ką tik aptarėme 4 istorijose, architektas tapo žmogus, kurio psichologinis profilis, atkurtas buvusio FTB agento Jameso Resslerio jo knygoje, atitinka serijinio nusikaltėlio profilį. Norint atsakyti į šios klausimus, reikia žengti žingsnį atgal. Į tą laikotarpį, kai būsimasis Rusijos antikultinis modelis dar tik formavosi. Ir kai Aleksandras Dvorkinas iš esmės susidūrė su jo amerikietišku šaltiniu. Būtent čia ypač svarbi tampa Jameso Resslerio pastaba. Jei norime suprasti ne tik vėlesnę šios sistemos institucinę formą, bet ir jos pradinį metodologinį pagrindą, būtina atidžiai išnagrinėti Dvorkino biografijos amerikietiškai laikotarpį. Neatsitiktinai knygoje Maniakas prieš Dievą Ressleris šiam laikotarpiui skiria atskirą skyrių, o pats jo pavadinimas suteikia raktą į visos tolesnės struktūros supratimą – deprogramavimas. Būtent šiame skyriuje glūdi raktas į šiuolaikinio tarptautinio antikultinio tinklo, kuriam vadovauja Aleksandras Dvorkinas, struktūros supratimą. Ressleris savo tyrimo kelią apibūdina taip. Pradėjęs gilintis į tai, kokį modelį Dvorkinas 1992 metais atsivežė į Rusiją iš Jungtinių Amerikos valstijų, jis atsitiktinai aptiko paties Dvorkino interviu Rusijos laidoje Vremečko, transliuota 1996 balandžio 16 dieną. Ekrano apačioje užrašas Patriarchato darbuotojas, teologijos daktaras Aleksandras Dvorkinas.
Jis užtikrintai kalba į kamerą. Я американский гражданин, у меня американский паспорт, и у меня все американское образование. С какой организацией вы прежде всего сотрудничаете? Она называется сокращенно CAN, это Cult Awareness Network, это сеть по распознаванию культов. А как же ее темное прошлое? Я не стал бы вот так вот действительно их осуждать. Šie žodžiai yra esminiai. Norint suprasti jų tikrąją prasme, reikia išsiaiškinti, ko būtent Dvorkinas nesmerktų. Kultų atpažinimo tinklas. Trumpai, CAN, Cult Awareness Network, organizacija, kuri, galima sakyti, buvo struktūrinis 1970–1990 metų Jungtinių Amerikos valstijų antikultinio judėjimo branduolys. Šios organizacijos įkūrėjų laikomas Tedas Patrikas. Tas pats žmogus, kurio vardas jau buvo paminėtas mano ankstesniuose vaizdo įrašuose. Dar 1970 metų pradžioje Jungtinių Amerikos valstijų spauda jį apibūdino kaip deprogramavimo tinklo lyderį, kuris jėga grąžindavo tėvams suaugusius vaikus iš naujų religinių judėjimų. Pats Patrikas tai vadino deprogramavimu. Tuo tarpu kritikai ir teismai tokius veiksmus dažnai vertino kaip pagrobimą, neteisėtą laisvės atėmimą ir prievartinį sulaikymą. Patrikas viešai gyrėsi savo veiklos mastu. Tim 1975 metais pranešė apie jo deklaruotus 1000 deprogramavimų, o P 1980 metais apie 2600 atvejų. Iš esmės aplink tai susiformavo pelningas verslas. Sąskaita už Patriko darbą galėjo siekti $25 000. Iki 1980 metų sumos iš tiesų siekė lygį, kuris šiandien atrodo kaip šešiaženklė sąskaita. Suzanos Virt byloje šaltiniai nurodo $27 000. Šiandien tai būtų $100 000. Jungtinių Amerikos valstijų teismai nekartą paskelbė Patrikui apkaltinamosius nuosprendžius už pagrobimus, neteisėtą laisvės atėmimą, kūno sužalojimus ir užpuolimus. Kai kartą jam buvo priminta, kad jo metodai pažeidžia pirmojo pataisos straipsnio garantijas, jis remiantis archyviniais leidiniais atsakė: tikėjimo laisvė, jo žodžiais tariant, yra vienas didžiausių retetų, kokius kada nors matė pasaulis. Įsiminkite šią citatą. Prie jos dar grįšime. Būtent šis žmogus yra susijęs su antraja iš 4 istorijų, nuo kurių pradėjome šią laidą. Stephanie Rittmiller byla. 1981 spalis, Cincinnati. Remiantis liudijimais ir baudžiamojo proceso medžiaga, mergina visą savaitę prievartavo vienas iš deprogramuotojų, tuo metu, kai jos pačios motina buvo kaimyninėme kambaryje. Šią operaciją organizavo Tedas Patrikas. Pasak buvusio antikultinės organizacijos CFF vykdomojo direktoriaus Johno Sweeneyo, daugelis deprogramavimo specialistų užmegzdavo seksualinius santykius su savo aukomis ir vartojo narkotikus deprogramavimo metu. Tai ta praktika, tai ta aplinka ir tai tie žmonės, apie kuriuos Dvorkinas 1996 metais Rusijos televizijos eteryje pasakė: aš jų nesmerkiu. Būtent aplink Tedą Patriką ir jo pasekėjus 1970-aisiais susikūrė organizacija, kuri dešimtmečius išliks šios tarptautinės prievartos praktikos centru. Kaip rodo tyrėjų analizė, po iš pažiūros neutralaus ir akademiškai skambančio pavadinimo kultų atpažinimo tinklas, iš tikrųjų veikė komercinis spaudimo mechanizmas, veikiantis pagal schemą panašią į reketą. Šią schemą galima apibūdinti keliais etapais. Pirmasis etapas. Naudodamasi dosie, publikacijomis ir koordinuotų antikultinės retorikos skleidimų žiniasklaidoje, organizacija CAN, pasitelkdama asmenų, kurie pritarė ir platino antikultinės idėjas, tinklą, aplink tam tikrą grupę, kūrė tariamai pavojingos sektos įvaizdį. Tokiu būdu visuomenės sąmonėje buvo sukurta baimės, nepasitikėjimo ir priešiškumo atmosfera, kuri paruošė dirvą vėlesniai diskriminacijai, spaudimui ir agresijai jau pažymėtos grupės atžvilgiu.
Iki 1991 metų jos sąrašuose buvo įrašyta daugiau nei 200 religinių organizacijų. Antrasis etapas. Tėvai išgąsdinti propagandos apie smegenų plovimą ir zombinimą, bei įsitikinę, kad jų vaikai, dažnai jau pilnamečiai, yra grupių iš anksto priskirtų prie kultų kontrolėje, kreipėsi į KAN dėl vadinamosios pagalbos. Trečiasis etapas. Atsakydama į tai, KAN nukreipdavo juos pas vadinamosius deprogramavimo specialistus. Asmenys, kurie remiantis teismo dokumentais ir liudytojų parodymais, buvo susiję su pagrobimais, neteisėtų laisvės atėmimu, taip pat su psichologiniu, fiziniu ir kai kuriais atvejais seksualiniu smurtu. Ketvirtasis etapas. Deprogramuotojai gaudavo iš šeimų atlygį už atliktą deprogramavimą. Po to, ir tai yra ypač svarbu, dalis šių lėšų grįždavo į KAN tariamų labdaros aukų pavidalu per NARDEC, Nacionalinę išteklių plėtros ir ekonomikos tarybą, angliškai National Resource Development and Economic Council. Nepriklausomi tyrėjai ir buvę KAN darbuotojai, kurių parodymai buvo cituojami CESNUR platformoje, tiesiogiai apibūdino NARDEC kaip pagrindinį šios schemos finansinį mazgą ir kaip pagrindinį mechanizmą, skirtą iš deprogramuotojų gautų lėšų perskirstimui. Iš esmės kalbama apie uždarą ciklą, kurio pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių slopinimas virsta pelno šaltiniu, taip pat apie su tuo susijusį psichologinį, fizinį ir seksualinį smurtą. Grėsmės ir pavojaus atmosfera, kurią kūrė vis labiau plėtojamos Jungtinių Amerikos valstijų antikultinės struktūros atstovai, ruošė naujus klientus KAN organizacijai. Deprogramuotojai pelnėsi iš paties prievartinio įsikišimo akto. KAN savo ruožtų gaudavo finansinę naudą per dalies lėšų grąžinimą. Šių praktikų metu parengta medžiaga sukeldavo naują moralinės panikos bangą tų grupių atžvilgių, kurias ta pati sistema iš anksto buvo pažymėjusi kaip kultus. Tokiu būdu šis mechanizmas daugelį metų pats save atkūrė. Tačiau 1995 metais ši schema žlugo. Jasono Scotto prieš Ricką Rossą bylą 18-metis 50-tininkų bažnyčios narys buvo pagrobtas deprogramuotojų, veikiančių organizacijos KAN, Cult Awareness Network, interesais. Remiantis bylos medžiagą, Scottui buvo uždėti antrankiai, burna užklijuota lipnia juosta, jis buvo prievarta laikomas furgone, kurį saugojo pasamdytas apie 136 kg sveriantis apsaugininkas, kurio svoris vos nesulaužė jam stuburo. Pasibaigus bylos nagrinėjimui, prisiekusieji priėmė verdiktą, kuriame konstatavo, kad atsakovai veikė tyčia arba itin neatsakingai, nepaisydami galimų pasekmių. Jų elgesys buvo pripažintas tokiu piktinančiu savo pobūdžiu ir tokiu kraštutiniu savo intensyvumu, kad peržengia visas padorumo ribas ir turi būti laikomas siaubingu bei visiškai netoleruotinu civilizuotoje visuomenėje. Remdamiesi šią išvadą, prisiekusieji įpareigojo atsakovus sumokėti Scottui 4 875 000 JAV dolerių. KAN buvo paskelbta bankrutavusią ir teisiškai likviduota. Ir tai nėra atsitiktinis atvejis, o teisinė pasekmė veiklos glaudžiai susijusios su priverstinio deprogramavimo praktika. Priminsiu, kad tai būtent ta organizacija, su kuria, kaip jis pats prisipažino per Rusijos televiziją, visų pirma bendradarbiavo Aleksandras Dvorkinas. Ir būtent iš čia, iš šios aplinkos, iš šios metodologijos, iš šių prievartos praktikų, iškyla asmenybė, kuriai skirta šiandienos laida. Šiandien Stevenas Hassanas tarptautinėje žiniasklaidoje pozicionuojamas kaip pirmaujantis ekspertas kultų, sąmonės kontrolės ir neteisėtos įtakos klausimais. Jį kviečia CNN, Fox News, BBC, Oprah, Larry King Live, The New York Times, Washington Post, USA Today. Jis save vadina buvusiu aukšto rango susivienijimo bažnyčios nariu. Tvirtina, kad per 3 mėnesius tapo kulto vadovu. Prisistato kaip Harvardo medicinos mokyklos dėstytojas
Savo asmeninėje svetainėje demonstruoja Jeruzalės medalį, tariamai Izraelio valstybinį apdovanojimą už ypatingus nuopelnus. Tačiau svarbu suprasti, kad tikrinant faktus, kalbama apie statusą stiprinantį savęs pateikimą, kai atskiri faktai, vaidmenys ir biografijos epizodai sujungiami į kuo palankiausią visumą, kuri sukuria tarptautiniu mastu pripažinto eksperto ir moralinio autoriteto įvaizdį, peržengiantį griežtai apibrėžtų institucinių patikrinimų ribas. Pats Hasanas savo virsmą į vadinamųjų kultų ekspertą apibūdina labai dramatiškai. Pagal jo paties pasakojimą, būdamas susivienijimo bažnyčios nariu, jis pateko į automobilio avariją, o vėliau, reabilitacijos laikotarpiu, buvo priverstas dalyvauti jo šeimos organizuotame deprogramavimo procese. Vėlesniame pasakojime apie save, būtent šis epizodas pateikiamas kaip lemiamas apšvietimo momentas, po kurio jis tariamai suvokė, kad buvo patekęs į destruktyvią kulto įtaką. Tačiau 1976 metais, vos po kelių mėnesių nuo to laiko, kai tėvai paėmė jį iš susivienijimo bažnyčios ir pasamdė deprogramuotojus, kad jį apdorotų, pats Stevenas Hasanas tapo deprogramuotoju, apie ką jis pats praneša, remdamasis archyvinę savo svetainės versiją. Pravda je taková, že v letech 1976 až 1977 jsem se podílel přibližně na tuctu deprogramovacích akcí zaměřených na členy Munova kultu. Pirmoji istorija iš serijos, kuri buvo papasakotos šios laidos pradžioje, yra susijusi būtent su juo. Artūras Rozelis, 27 metų Jungtinės bažnyčios narys, 1976 lapkritis, Mičigano valstija. Jo pareiškimas, paskelbtas CSNUR svetainėje, yra dokumentas, kuriame Rozelis prisiekęs liudija. Jam buvo surištos rankos ir kojos. 3 dienas jam neleido miegoti. Visą tą laiką jo rankos buvo surištos už nugaros. 3 dienos pabaigoje delnai ištino ir pasidengė mėlynėmis. Profesionalūs deprogramavimo specialistai Stevenas Hasanas ir Ellen Lloyd pradėjo dirbti pamainomis, kad prievartą atpratintų mane nuo mano pasirinktų religinių įsitikinimų. Reaguodamas į atsisakymą valgyti ir bendrauti, Stevenas Hasanas pagrasino man atlikti seriją injekcijų. Taip pat verta paminėti, kad remiantis archyvinės versijos oficialioje Hasano svetainėje pateikta informacija, jis pats teigia. Přiznávám, že jsem se v roce 1976 podílel na pokusu o deprogramování Rozela. Rozelis sugebėjo pabėgti antrosios savaitės pabaigoje. Tačiau jo atvejis nėra vienintelis. Pagal tą pačią schemą užfiksuoti šie atvejai. Claire Kelly byla, 1976 metų gruodis, Peterborough, New Hampshire'as. Hasanas veikia kaip vyriausiasis deprogramuotojas. Laikymas kambaryje, iš kurio buvo nuimtos durų rankenos. Visą parą prie durų budinti apsauga, privatumo atėmimas. Lorne Salagila, žurnalas Freedom bei leidinys Stand praneša, kad 3 vyrai įsiveržė į motelio kambarį, fiziškai išstūmė auką iš lovos, grasino jai sulaužyti kojas. 9 dienos psichologinio teroro. Hasanas buvo pakviestas į paskutinį etapą valiai palaužti, kai pirmoji komanda nesugebėjo to padaryti. Atviruose šaltiniuose taip pat užfiksuota informacija apie bandymus įtikinti, duoti akivaizdžiai melagingus parodymus. Artūras Rozelis, 1991 metų lapkričio 8 dieną pateiktame pareiškime teigė, kad Hasanas siekė, jog jis pasirašytų iš anksto parengtą pareiškimą, kuris paneigtų ankstesnius Rozelio kaltinimus Hasano atžvilgiu. Remiantis paskelbtais dokumentais, jis nusiuntė Artūrui Rozelui savo knygą Išsilaisvinimas nuo psichologinio smurto. Ranka rašytą raštelį su prašymu, man labai reikia jūsų pagalbos. Paruoštą melagingą pareiškimą skirtą pasirašyti.
kuriame buvo sąmoningai melagingas teiginys, kad niekada nebuvo taip, kad ponas Hasanas mane pagrobė, sumušė, neleido miegoti, grasino man padaryti seriją injekcijų ar elgėsi su manimi žiauriai. Rozelis atsisakė. Viešai paskelbtame pareiškime jis labai aiškiai išdėstė savo požiūrį į tai, kas įvyko. Jsem přesvědčen, že se Steven Hassan dopustil navádění ke křivé výpovědi a zneužití poštovní služby Spojených států k nezákonným účelům. Přeji si, aby její příslušné orgány pohnaly k trestní odpovědnosti. Visi šie epizodai svarbus ne tik kaip atskirų kaltinimų ar pavienių skandalingų istorijų rinkinys. Kartu jie skleidžia kur kas esmingesnį dalyką. Iki 1990-ųjų pradžios Steveno Hassano vardas viešuose šaltiniuose jau buvo siejamas ne su abstrakčia pagalba žmonėms, tariamai patekusių į sektas, o su konkrečia priverstinio deprogramavimo praktika, su prievartiniu sulaikymu, psichologiniu spaudimu, grasinimais, fiziniu ir seksualiniu smurtu, kankinimais bei vėlesniais bandymais dokumentiniu lygmeniu atsiriboti nuo šios praeities. Būtent dėl to vėlesni 1990-ųjų vidurio įvykiai akivaizdu Hassanui tapo ne tik dar viena reputacijos krize, bet ir momentu, kai visą modelį reikėjo skubiai viešai peržiūrėti. Po Kan teisinio žlugimo 1996 metais viešas termino deprogramavimas vartojimas tapo žalingas. Jungtinėse Amerikos valstijose ši sąvoka jau buvo tvirtai siejama su pagrobimais, prievartavimais ir daugiamilijoniniais ieškiniais. Pats žodis pradėjo veikti prieš tuos, kurie toliau užsiminėjo šią praktiką. Remiantis viešai prieinamų duomenų analizę, būtent šiuo metu Stevenas Hassanas atliko savo pagrindinį viešąjį manevrą. Hassan se rozhodl používat eufemistické výrazy výstupové poradenství a strategická intervence k označení svého zjevně hrubě zasahujícího jednání a zároveň se snažil získat akademické vzdělání, aby zakryl svou temnou minulost, uvádí časopis Freedom. Priverstinio deprogramavimo praktika įgauna naują, švelnesnį pavadinimą – exit counseling, išėjimo konsultavimas, kuriuo reiškiamas pagalbos teikimas norintiems išeiti iš grupių, iš anksto priskirtų tariamai destruktyvioms sektoms. Priverstinis sulaikymas tampa šeimos įsikišimu. Sistemingas religinės tapatybės gravimas tampa pagalba atkuriant mąstymo laisvę. Būtent šis žingsnis, remiantis analizę, pavertė Hassaną iš deprogramuotojo į gerbiamą ekspertą. Pakeistas pavadinimas, bet ar pasikeitė esmė? Kaip pažymi Cult News ir keletas leidinių, pats Hassanas savo knygoje Combating Cult Mind Control teigia: Násilná intervence může být ponechána jako krajní možnost pro případ, že všechny ostatní pokusy selžou. Kitaip tariant, šią frazę iš jo paties knygos galima interpretuoti taip. Formaliai jis neatsisako prievartos priemonių, o tik priskiria jas kraštutinių priemonių kategorijai. Remiantis viešų duomenų analizę, pagrindiniu naujojo postdeprogramistinio Hassano prekės ženklų pažymėtų intelektualiniu produktu tampa bitė modelis, kurio pavadinimas reiškia elgesio, informacijos, mąstymo ir emocijų kontrolę. Hassano įkurta organizacija Freedom of Mind ją pristato kaip sistemą skirtą autoritariniai sąmonės kontroliai nustatyti. O pats Hassanas savo disertacijoje DITE modelį apibūdina kaip moksliškai pagrįstą metodą skirtą psichologiniam spaudimui ir neteisėtam poveikiui įvertinti. Šis modelis pateikiamas kaip mokslinis įrankis, skirtas destruktyvių kultų nustatymui. Ir šiandien naudojamas FBI medžiagoje su Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo ministerija ir federalinėmis programomis skirtomis kovai su prekyba žmonėmis susijusiuose ištekliuose. Tačiau nepriklausoma analizė rodo, kad pirma, Hassano disertacija, kuria formaliai grindžiamas BITE modelis, remiasi imtimi gauta naudojant SurveyMonkey.
Buvo apklausiami tik tie, kurie jau laikė save kultų aukomis. Tai galima interpretuoti kaip klasikinį šališkumo patvirtinimo pavyzdį. Metodologinę klaidą, kai rezultatas iš anksto nulemtas imties sudėtimi. Vienas kritikas tai lygina su klausimu kirpėjui, ar žmonėms reikia daugiau kirpimų. Antra, BITE kriterijai yra tokie platūs, kad gali apimti bet kokią struktūrizuotą organizaciją, korporaciją, politinę partiją, tradicinę religiją, internetinę parduotuvę. Hasanas viešai pavadino kultais Jėzaus Kristaus šventųjų paskutiniųjų dienų bažnyčią, 7-osios dienos adventistus, Donaldo Trumpo šalininkus, 2021 sausio 6 dienos Kapitolijaus šturmo dalyvius, žmonės pasisakančius prieš skiepijimą, Soul Cycle sporto klubų tinklą, Britanijos karališkąją šeimą, atsižvelgiant į situaciją su Meghan Markle. Recenzuodamas Hasano knygą Trumpo kultas, žurnalas Publishers Weekly pažymėjo, kad Hasano koncepcija yra tokia neaiški, kad jai galima priskirti praktiškai viską, ką paprastai daro politikai. Trečia, smegenų plovimo ir sąmonės kontrolės koncepcijos, kuriomis grindžiamas BITE modelis, buvo atmestos pagrindinių Jungtinių Amerikos valstijų mokslo asociacijų ir teismų. 1987 metais Amerikos psichologų asociacija atsisakė paremti savo darbo grupės DIMPAK ataskaitą, skirtą sąmonės kontroliai, būtent dėl to, kad pagrindinės koncepcijos neturėjo mokslinio pagrindo. Teismas savo sprendime byloje Jungtinės valstijos prieš Fishmaną nusprendė, prievartinio įtikinėjimo teorijos, taikomos grupėms vadinamoms kultais, nėra pakankamai moksliškai pagristos, kad būtų pripažintos įrodymais Jungtinių Amerikos valstijų federaliniuose teismuose. Europos žmogaus teisių teismas 2010 metais patvirtino, nėra visuotinai pripažinto ir moksliškai pagristo apibrėžimo, kas yra sąmonės kontrolė. Labiausiai iškalbingas epizodas yra sprendimas byloje Kendall prieš Kendall. Teisėja Kristina Harms išnagrinėjo prašymą pašalinti Hasaną iš ekspertų sąrašo ir paskelbė sprendimą. Teorie týkající se vymývání mozků, chcete-li to tak nazvat, nebo kontroly mysli či kultů, které hodlali znalci předložit ve své výpovědi, nezískali obecné uznání ve vědecké komunitě. Odnímám panu Hasanovi kvalifikaci znalce v oblasti kultů a kontroly mysli. Net ir priimdama svarstyti dalinius Hasano parodymus apie konkrečią bendruomenę, teisėja Harms pridūrė patikslinimą, kuris teismų praktikoje retai pasitaiko kalbant apie vadinamąjį ekspertą. Mnohem větší váhu budu přikládat výpovědím členů Bostonské církve Kristovy. Výpovědím pana Hasana hodlám přikládat malou nebo vůbec žádnou váhu. Šis teismo sprendimas praktiškai niekada neminimas, kai Hasanas televizijoje pristatomas kaip ekspertas. Tačiau jis yra esminis, norint suprasti visą jo karjerą. Remiantis išanalizuotą medžiagą, jo visuomeninis autoritetas grindžiamas NE modeliu, tvirtai įsišaknijusiu akademinėje psichologijoje ar teismų praktikoje, o jo patirtimi kaip antikultinės bendruomenės dalyvio ir savokų, tokių kaip smegenų plovimas ir sąmonės kontrolė naudojimu. Lygiagrečiai su viešąja ekspertinė veikla, Hasanas sukūrė pelningą privačią praktiką. Remiantis informacija paskelbta Cult News, standartinis Hasano tarifas iki $500 per valandą ar $5,000 per dieną. Po viešos kritikos sumažintas nuo $250 už valandą arba $2,500 per dieną. $200 už valandą už pasiruošimą teismui ir $1,500 per dieną už ekspertinius parodymus. 2012 metais balandžio mėnesį
Hasanas gavo įsakymą pateikti paaiškinimus iš Masačusetso psichikos sveikatos srities susijusių profesijų specialistų registracijos tarybos. Vienas iš klientų skundėsi, kad Hasanas iššvaistė jo santaupas, o konsultacijos buvo traumuojančios, išsekinančios ir žalingos. Byla buvo perduota prokuratūrai. Tuo pačiu metu buvo užfiksuotas konfidencialumo pažeidimas. Hasanas viešai paskelbė svetainėje ir socialiniuose tinkluose laišką, kuriame buvo nurodyti 2 buvusių klientų vardai. Licencijavimo taryba tai įvertino kaip neprofesionalų elgesį, kenkiančią pasitikėjimui profesiją. Šios sistemos logika tampa aiški, jei atidžiai išnagrinėjame į BT modelį įdiegtą mechanizmą. Bet koks kliento pasipriešinimas interpretuojamas kaip tęsiamas kulto poveikis ir pateisina papildomas mokamas sesijas. Galima sakyti, kad tai primena begalinį traumos komercializavimo ciklą, kuriame klientas patenka į finansinę ir psichologinę priklausomybę nuo eksperto, kuriam patikėta jį išlaisvinti. Būtent čia tampa aišku, kad kalbama jau ne tik apie vieno viešo kulto eksperto atskirą istoriją. Hasano figūra mus nukelia į žymiai platesnį lygmenį, prie klausimo apie sisteminės grėsmės demokratinėms institucijoms. Reikalas tas, kad antikultinė metodologija neapsiriboja vien religinė sritimi. Kaip rodo nagrinėjimų medžiagų analizė, ji yra universalus stigmatizavimo mechanizmas, kuris gali būti taikomas praktiškai bet kuriai grupiai, kurią vienyje bendri požiūriai, interesai ar kolektyvinės tapatybės formos. Kai tik tokie požiūriai paskelbiami destruktyviais, jų šalininkai zombiais, o jų lyderiai, kultų gūrų, prasideda standartinė spaudimo seka. Etikečių klijavimas, stigmatizavimas, žiniasklaidos panika, ekspertų legitimavimas, administracinis ir teisinis įsikišimas. Pateiksiu aiškų pavyzdį, remdamasis Steveno Hasano atveju. 2019 metais Stevenas Hasanas išleido knygą Trumpo kultas. Joje milijoną Jungtinių Amerikos valstijų piliečių, balsavusių už tuo metu einantį Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pareigas, pateikiami ne kaip piliečiai, turintys tam tikras politinės pažiūras, o kaip pavojingo, destruktyvaus kulto pasekėjai. Štai kaip skamba paties Hasano prisipažinimas, kurį, kaip teigiama Frank Report publikacijoje, jis pateikė viename iš interviu. Jako rodilý New Yorkčan jsem Donalda Trumpa vnímal jako gaunera, misogina a rasistu. 2021 metais Hasanas viešai pareiškė CNN. The bottom line is all of America needs deprogramming because we've all been negatively influenced by Donald Trump. Atsižvelgiant į užfiksuotą istoriją, ką būtent deprogramavimo ekspertas turi omenyje, vartodamas šį žodį, šis pareiškimas įgauna visiškai kitokią prasme. O vos po keliarių metų panašius pareiškimus darė jau Hillary Clinton, ragindama formaliai deprogramuoti judėjimo MAGA šalininkus, kuriuos jį pavadino kulto nariais. Prieš mus akivaizdus pavyzdys, kaip antikultiniai naratyvai išeina toli už religinės polemikos ribų ir įsitvirtina plačiojoje visuomeninėje erdvėje. Iš pradžių tokia leksika atsiranda periferijoje, vadinamųjų kultų kovotojų aplinkoje, kur tokie žodžiai kaip kultas, zombinimas, smegenų plovimas, deprogramavimas naudojami kaip stigmatizavimo įrankis. Vėliau šią kalbą perima socialiai aktyvūs asmenys, viešieji veikėjai, komentatoriai ir politikai. Po to jį pradeda veikti ne tik kaip dehumanizuojanti etiketė, bet ir kaip pirminio teisėtumo suteikimo mechanizmas. Visuomenė yra pripratinama visą žmonių grupę suvokti ne kaip įsitikinimų ir teisų turėtojus, o kaip objektus, tariamai reikalingus išgelbėti, pataisyti ar neutralizuoti. Pagal tokią logiką, iš pradžių marginalaus pobūdžio antikultinių aktyvistų retorika palaipsniui gauna prieigą prie didžiausių žiniasklaidos platformų, o vėliau ir prie institucinės srities,
Ten, kur tokie terminai kaip kultas ir deprogramavimas nustoja būti vien emocinėmis etiketėmis ir pradeda veikti kaip kvaziteisiniai argumentai. Būtent taip sukuriamas pavojingas precedentas. Prisidengiant visuomenės apsauga ar psichologiniu saugumu, stigmatizuojantis mechanizmas pradedamas taikyti ne tik religinėms bendrijoms, bet ir politiniams judėjimams, visuomeninėms grupėms bei bet kuriems kitaminčiams. Atkreipkite dėmesį, kad nagrinėjamame kontekste kalbama ne vien apie Donaldą Trumpą kaip viešą ar privatų asmenį. Kalbama apie pareigas einantį Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą. Užduokite sau logišką klausimą. Kodėl teisėsaugos sistema negina valstybės vadovo, kuris sistemingai patiria destruktyvias manipulacijas, koordinuotas žiniasklaidos atakas ir viešą dehumanizaciją? Kodėl teisėsaugos ir žmogaus teisių gynimo sistema, deklaruojanti, kad jos tikslas yra piliečių apsauga, sistemingai ignoruoja dokumentais pagristus faktus apie organizuotų tinklų veiklą, kurių darbo metodai turi šių požymių: sąžinės ir tikėjimo laisvės pažeidimai, Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 18 straipsnis. Diskriminacija dėl religijos. Organizuotas piliečių persekiojimas dėl jų įsitikinimų. Sistemingas spaudimas teismų ir administraciniai sistemai privačių struktūrų interesų labui. Visų lygybės prieš įstatymą principo pažeidimas, nors būtent šie pažeidimai sudaro grėsmę pagrindinėms demokratinėms laisvėms. Kodėl leidžiama egzistuoti struktūrai, kuri metodologiškai perima tiesioginį tų praktikų, kurios kadaise jau buvo atvedusios prie autoritarinių režimų ir katastrofų, pareikalavusių milijonų aukų testinumą. Juk atsižvelgiant į visus anksčiau išvardytus faktus, tai galima vertinti ne tik kaip iššūkį Donaldui Trumpui kaip asmeniui, bet ir kaip iššūkį visai teisingumo sistemai, kuri yra skirta ginti savo piliečių teisės ir laisvės. Būtent todėl tolesni Hasano vieši pareiškimai nusipelno ypatingo dėmesio. Leidinys Art Voice užfiksavo štai ką. V živém vysílání v září 2025 Hasan o prezidentovi USA prohlásil: lidé ho uvidí v jeho pravé podobě, jako obchodníka s lidmi. A už máme závažné důkazy o tom, že měl zálibu v nezletilých dívkách. Sám byl obchodníkem s lidmi. Ve stejném vysílání také dodal: kritizuji Donalda Trumpa a označuji ho za zhoubného narcistu, což je typický profil všech destruktivních vůdců kultů založený na obrazu Adolfa Hitlera. Šie teiginiai atrodo ypač paradoksalūs ir sukelia dar didesnį disonansą, kai į akiratį patenka dar vienas reikšmingas informacijos apie Steveną Hasaną aspektas. Savo svetainėje jis rašo taip. Steven byl v roce 2009 pozván jako hostující řečník na národní sympózium programu Amber Alert pro pohřešované děti pořádané Ministerstvem spravedlnosti USA, kde vysvětloval, proč oběti neutíkají a jak pachatelé únosů dětí přesvědčují své oběti, aby zůstaly. V roce 2013 Hasan proškolil více než 600 příslušníků bezpečnostních složek ve společném regionálním zpravodajském centru v Kalifornii v problematice obchodování s lidmi. Kitaip tariant, Stevenas Hasanas jau daugelį metų viešai pozicionuoja save kaip vieną iš pagrindinių vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir prekybos žmonėmis gynėjų. Tačiau palyginus šį viešąjį vaidmenį su ryšiais, užfiksuotais viešai prieinamose šaltiniuose, atsiskleidžia sisteminis prieštaravimas, kuris toli pranoksta atsitiktinių sutapimų ribas. Remiantis Jameso Resslerio knygoje Maniakas prieš Dievą pateikta analizė, Hasano svetainėje Freedom of Mind yra nuorodų į Antono Heino šaltinius. Hasanas viešai rekomenduoja Heiną kaip naudingą šaltinį. Prenumeruoja jo naujienlaiškį Religion Blog. Taip pat nurodo jį kaip specialistą.
Savo ruožtų, Heinas panašiai reklamuoja Hasaną. Bet kasgi yra Antonas Heinas? Remiantis Cult News straipsniais ir San Bernardino apygardos Kalifornijos valstija teismo dokumentais, Antonas Heinas 1994 metais prisipažino kaltu baudžiamojoje byloje dėl iškrypėliškų seksualinio pobūdžio veiksmų nepilnametės, savo 13 metų amžiaus dukterėčios atžvilgiu. Baudžiamojo teismo posėdžio protokolas numeris 3 dėl 1994 metų Liepos 22 dienos viešame teismo posėdėje patvirtintas kaltės pripažinimo pareiškimas ir vėlesnis teismo sprendimas, priimtas 1995 metais gegužės 13 dieną. Tai viešai prieinami dokumentai. Atlikęs dalį bausmės, Heinas pažeidė sąlyginio paleidimo anksčiau laiko sąlygas ir pabėgo iš Jungtinių Amerikos valstijų į Amsterdamą. San Diego apygardos šerifo išduotas orderis dėl jo nedelsiamo suėmimo, bet teisės į paleidimą už užstatą galioja iki šiol. Be to, Heinas jau daugelį metų save pristato kaip kultų ekspertą ir administruoja svetainę Apologetics Index. Be to, ir tai reikia pabrėžti atskirai, tas pats Antono Heino portalas Apologetics Index yra įtrauktas į rekomenduojamų šaltinių sąrašą oficialioje Šventojo kankinio Irenėjaus Liono vardo centro, kuriam vadovauja Aleksandras Dvorkinas, svetainėje. Kitaip tariant, nuteisto pedofilo, kuris, kaip praneša Cult News, slepiasi Amsterdame, žiniasklaidos išteklius kaip ekspertinį šaltinį kultų tema rekomenduoja tiek amerikiečių Hasano centras, tiek rusų Dvorkino centras. Dar vienas svarbi asmenybė Steveno Hasano antikultinėme ideologinėme rate – tai Jorge Erdeli Grėjamas. Remiantis Meksikos žurnalistės San Juanos Martinės tyrimu, aprašytų jos knygoje Parduodami vaikai, Sevende Niños, bei išsameis Jorge Erdeli Grėjamo 2000 metų straipsniais, jis sukūrė tinklą iš maždaug 40 prieglaudų, kurios veikia prisidengdamos krikščioniškų labdaros organizacijų pavadinimais Meksikos teritorijoje. 2008 metais, po paauglės Brendos Bernal Hernandez pabėgimo iš prieglaudos Refugio de Amor ir jos duotų parodymų, Meksikos tyrimo institucijos atliko patikrinimą. Tyrimo rezultatais šis tinklas buvo pripažintas nusikalstama infrastruktūra, skirta vaikų prekybai, seksualiniam išnaudojimui, neteisėtam įvaikinimui ir remiantis viešai šaltiniais organų prekybai. Iš prieglaudų dingo mažiausiai 25 nepilnamečiai. Buvo suimti 7 su šiuo tinklu susiję asmenys. Erdelis Grėjamas pabėgo iš Meksikos ir iki šiol yra tarptautiniu mastu ieškomas. Kai kurie vaikai, Meksikos valdžios institucijų duomenimis, iki šiol nebuvo grąžinti į savo šeimas. Šiai analizei esminis faktas yra toks. Iki to laiko, kol kilo viešas skandalas, Erdelis Grėjamas nebuvo antraeilė figūra antikultinėje aplinkoje. Jis buvo ICSA. Tarptautinės kultų tyrimo asociacijos patariamosios tarybos narys. Ši organizacija formaliai vienyje Jungtinių Amerikos valstijų antikultinį judėjimą ir yra glaudžiai susijusi su FECRIS bei Rusijos RACERS. Būtent ši organizacija tapo KAN įpėdinė. Erdelis Grėjamas buvo kviečiamas pranešėjas ICSA antikultinėse konferencijose. Remiantis oficialių konferencijos vadovu, kasmetinės tarptautinės ICSA konferencijos, vykusios 2006 metais birželio 22-24 dienomis Denveryje, Kolorado valstijoje. Toje pačioje konferencijoje pranešėjais pasirodė tiek Stevenas Hasanas, tiek Jorge Erdelis Grėjamas. Kitaip tariant, Hasanas vienoje scenoje pasirodė kartu su vaikų prekybos tinklo organizatoriumi, kaip pripažintas ekspertas kolega. Kai Erdelio Grėjamo vardas tapo žinomas dėl paviešintų baudžiamųjų bylų medžiagos, ICSA skubiai pašalino visus su juo susijusius paminėjimus iš savo svetainių ir publikacijų. Tai yra standartinis antikultinės aplinkos elgesio modelis kompromituotų asmenų atžvilgių.
Nepaisant to, kad Erdelis Grėjamas pabėgo būtent į Jungtines Amerikos valstijas ir Kanadą, vakarų žiniasklaida šios istorijos beveik neprašė. Hasanas, ilgametis vaikų gynėjas, kaip jis save pristato viešumoje, nė karto viešai nepasmerkė savo buvusio kolegos iš antikultinių konferencijų, kuris, kaip paaiškėjo, buvo susijęs su prekyba vaikais. Be šių dviejų anksčiau paminėtų asmenų, susijusių su antikultiniu tinklu, seksualiniu smurtu ir vaikų prekyba, svarbu paminėti dar vieną asmenį. Remiantis liudijimais, užfiksuotais viešai prieinamuose dokumentiniuose filmuose, čekų antikultinis aktyvistas Jakubas Jaglas minima šaltiniuose susijusiuose su kaltinimais dėl fizinio ir seksualinio smurto prieš nepilnamečius afrikiečių vaikus. Nepaisant to, Stevenas Hasanas viešai laikė Jakubą Jaglą kompetentingų veikėjų kovos su kultais diskursuose ir minėjo jį savo straipsniuose. Atvirų duomenų analizė taip pat rodo, kad tikėtina jų susitikimo vieta galėjo būti Prahos Karolio universitetas. 2017 metais Tarptautinė teisės ir psichinės sveikatos akademija, IAAMH, surengė savo tarptautinį kongresą būtent Karolio universitete. Stevenas Hasanas dalyvavo šiame kongrese, o Jakubas Jaglas tuo pačiu laikotarpiu buvo šio universiteto studentas. Remiantis nepriklausomų tyrėjų medžiaga, paskelbta portale ActFails, kai kurie autoriai Karolio universitetą mini kalbėdami apie ekspertų ir institucijų susijusių su Čekijos antikultinė bendruomenė veiklą. Palyginus šios tris dokumentais patvirtintus ryšius, susidaro sistemingas modelis, kurio negalima paaiškinti atsitiktiniais sutapimais. Stevenas Hasanas, viešai deklaruojantis kovą su prekyba žmonėmis, vaikų apsaugą nuo seksualinio išnaudojimo ir nenuilstamą pasipriešinimą destruktyvioms sektoms, praktikoje, savo ištekliuose rekomenduoja ir reklamuoja nuteisto pedofilo, besislapstančio nuo Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo medžiagą. Kalbėjo toje pačioje konferencijoje, kaip ir vaikų prekybos tinklo organizatorius. Palaiko ryšius su aktyvistu ir viešai jį remia. Nors remiantis liudytojų parodymais, dokumentiniuose filmuose, šis asmuo siejamas su kaltinimais dėl seksualinio smurto prieš nepilnamečius afrikiečių vaikus. Ypač svarbu pažymėti, kad tas pats sisteminis modelis pasikartoja ir Aleksandro Dvorkino pusėje. Jo centras, oficialiai akredituotas prie Rusijos valstybinių religijotyros institucijų, viešai prieinamuose rekomenduojamuose šaltiniuose pateikia nuorodą į Antono Haino svetainę, to paties nuteisto pedofilo, kurį rekomenduoja ir Hasanas. Iš esmės prieš mus ryšių schema užfiksuota viešuose dokumentuose, susijusiuose su dviem pagrindinėmis tarptautinio antikultinio tinklo figūromis – amerikiečių ir rusų. Iš šios schemos galima padaryti esminę išvadą. Pavojingumo kriterijus, kurį Hasanas, Dvorkinas ir su jais susijusios struktūros bei asmenys viešai taiko religinėms mažumoms, politiniams oponentams ir bet kurioms nepageidaujamoms grupėms, neveikia jų pačių sąjungininkų atžvilgių. Net jei šie sąjungininkai yra teisti už seksualinį smurtą prieš nepilnamečius, figūruoja bylose dėl prekybos vaikais ar smurto prieš vaikus. Tai galima interpretuoti taip. Deklaratyvi kova su destruktyviomis grupėmis ir vaikų apsauga veikia kaip rinkiminė permonė, nukreipta prieš iš anksto pasirinktus taikinius. Tie patys kriterijai, kurie su ypatingu griežtumu taikomi naujiems religiniams judėjimams, bendruomenėms, susijusioms pavyzdžiui su sveikatingumo praktikomis, arba tam tikrų politinių pažiūrų šalininkams, ir kurie veda prie jų dehumanizacijos, netaikomi asmenims, kurie yra naudingi pačiai antikultiniai tinklo veiklai. Būtent šis modelis tampa iš esmės reikšmingas, kai pereiname prie klausimo, kaip tiksliai tokių asmenų ekspertinis statusas taikomas nebe religinėje, o politinėje srityje.
Atsižvelgiant į anksčiau paskelbtą informaciją apie Steveno Hasano pareiškimus Donaldo Trumpo atžvilgiu, kyla pastebėjimas, kuris jau neapsiriboja vien juo. Jei pažvelgsime į pagrindinės tarptautinio antikultinio tinklo viešasias figūras – Hasaną, Daivą Troj, Luigi Korvaliją, Čekijos ir Slovakijos antikultinius aktyvistus bei žurnalistus, Aleksandrą Dvorkiną ir jo rusų pasekėjus, taip pat keletą kitų tarptautinių aktyvistų susijusių su antikultinėmis struktūromis, pastebima nuosekli tendencija. Praktiškai visi jie pasisako prieš dabartinę Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administraciją. Visi jie dažnai vienu metu taiko antikultinę, žmogiškumą menkinančią retoriką organizacijoms, judėjimams ir viešiesiems asmenims, kurie kokiu nors būdu remia dabartinį Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Be to, grupės, kurias jie vadina kultais, tuo pačiu metu naudojamos kaip priemonė neapykantai visuomenėje kurstyti. Žaidimas Far Cry 5, kurio konsultantų buvo antikultinio tinklo atstovas Rikas Rosas, įdiegė į daugiau nei 30 milijonų žaidėjų sąmonę pavojingos konservatyvių amerikiečių sektos įvaizdį su šūkiu Make Hope Great Again, kuris skamba panašiai kaip Donaldo Trumpo partijos šūkis MAGA – Make America Great Again, kuriuos remiantis kompiuterinio žaidimo taisyklėmis būtina fiziškai sunaikinti, siekiant išgelbėti šalį. Hasanas 2021 metais, sausio 6 dieną įvykusių įvykių, susijusių su Kapitolijaus šturmu, dalyvius vadino smurtinio kulto įrankiais ir tuo pačiu metu jiems siūlė atsigavimo paslaugas. 2025 metų rugsėjį buvo nužudytas Charles Kirkas, organizacijos Turning Point USA įkūrėjas. Keletą mėnesių prieš nužudymą pietų skurstančiųjų teisių centras Southern Poverty Law Center, aktyviai remdamasis Stevenu Hasanu kaip kultų ekspertu, paskelbė straipsnį Turning Point USA 2024 metų kraštutinių dešiniųjų judėjimų analizė. Kirko organizacija faktiškai buvo priskirta neapykantos grupių. Sisteminis modelis pastebimas su tokia aiškia tendencija, kurią sunku paaiškinti atsitiktinumu. Politinių oponentų dehumanizavimas žiniasklaidoje, juos vadinant fanatikais, sektantais ir grėsme demokratijai, sukuria psichologinį pagrindą smurto prieš juos normalizavimui. 20-ojo amžiaus istorija nekartą iliustruoja šį mechanizmą. Ir būtent pagal šį mechanizmą, remiantis pateiktą analizę, šiandien veikia tiek amerikietiškasis antikultinio tinklo sparnas, tiek visa jo tarptautinė struktūra. Būtent šios logikos, laipsniško, bet metodiško šio tinklo taikinių plėtimo logikos kontekste, ypatinga reikšmė įgyja vienas užfiksuotas atvejis, kuris viešojoje diskusijoje paprastai lieka nuošalyje. Tačiau šioje analizėje pasirodo esąs ypač reikšmingas. Jis aiškiai parodo, kaip priverstinio deprogramavimo praktika, kurią jos atstovai viešai deklaruoja kaip priemonę, padedančią įsilaisvinti iš pavojingų, destruktyvių kultų įtakos, jau 1980 metų pradžioje peržengė religinės srities ribas ir virsta spaudimo priemonę, nukreipta prieš asmenis, turinčius tam tikras politinės pažiūras. Tai atvejis susijęs su 35 metų moterimi Susan Virt, turinčia ispanų kalbos daktaro laipsnį, anglų kalbos kaip užsienio kalbos mokytoja, daug keliaujančia kairiųjų politinių judėjimų aktyviste. Ji vadovavo koalicijai prieš mirties bausmę ir buvo Afrikos tautų solidarumo komiteto narė. Kartą 1980 metais 4 pagrobėjai ją paėmė iš gatvės ir įgrūdo į furgoną. Tėvai vadino ją apsėsta, manė, kad ji priklauso politiniai sektai ir sumokėjo 27 000 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už deprogramavimą, kurio metu jai buvo užkimšta burna, 2 savaitės ji buvo prirakinta antrankiais prie lovos, jai nebuvo duodama maisto ir vandens,
Taip pat ji nuolat gaudavo grasinimus. Dorothy Ehrlich, Šiaurės Kalifornijos Amerikos piliečių laisvių sąjungos vykdomoji direktorė, pareiškė, kad ši byla yra pirmoji istorijoje, kuri gali būti susijusi su žmogaus pagrobimu, siekiant jį deprogramuoti dėl politinių priežasčių. Iš esmės, remiantis anksčiau išvardytais faktais, galima daryti išvadą, kad antikultinė ideologija, iš pradžių naudota religinių mažumų ir įvairių socialinių grupių pašalinimui, buvo išplėsta iki politinės kovos priemonės lygio. Tai matyti tiek Jungtinių Amerikos valstijų, tiek Rusijos antikultinėse struktūrose. Leiskite man čia grįžti tam, kur baigiau savo ankstesnį vaizdo įrašą. Priminsiu. Jame buvo iškelta hipotezė, kad Stevenas Hassanas atlieka tarptautinio antikultinio tinklo viešojo veido funkciją. O tikrasis institucinis jos metodologijos perdirbimas ir praktinio koordinavimo centras yra Maskvoje, struktūrose, kurias sukūrė Aleksandras Dvorkinas. Šiandien, po to, kai išnagrinėjome tikrąją Steveno Hassano metodologijos esmę, ši hipotezė įgauna papildomą prasmę. Kaip minėjau ankstesnėme vaizdo įraše, dokumentais pagrįsti įrodymai rodo, kad pagrindinė Dvorkino knyga Sektologija, totalitarinės sektos, kuri iš esmės yra visą tarptautinį antikultinį tinklą apimanti ideologijos ir metodologijos kodifikavimo knyga, metodologiškai ir tekstiškai remiasi Steveno Hassano darbais. Dvorkino brošiūroje 10 klausimų įkyriam nepažįstamajam arba taisyklės tiems, kurie nenori būti įtraukti į sektą, kuri vėliau buvo išplėsta į knygą Sektologija. Smulkių šriftų pateiktoje pastaboje teigiama, sudarant šį darbą buvo panaudota medžiaga iš S. Hassano knygos Kova su kultų proto kontrolė. Ortodoksų apologetas Vitalijus Pitanovas, asmuo susijęs su Racers ir priklausantis Dvorkino ideologiniam ratui, šį pasisavinimą įvardijo kaip plagijavimą. O akademinis teologas Romanas Konas savo darbe Įvadas į sektų tyrinėjimus užfiksavo tą patį sisteminį reiškinį tu platesnė forma. Idėjos, kurių vakarų oficialioji mokslo bendruomenė, Amerikos psichologų asociacija, Amerikos sociologų asociacija, nepripažino, Rusijoje ėmė būti pateikiamos kaip ortodoksų bažnyčios pozicija. Kitaip tariant, tai, kas liko periferinė sistema, kurią atmetė akademinė bendruomenė Jungtinėse valstijose, bet išpopuliarino Hassanas, Rusijoje Aleksandras Dvorkinas supakavo už bažnytinio ir pseudomokslinio fasado. Tai suteikė šiai ideologijai tokį valstybinį ir visuomeninį teisėtumą, kurio ji niekada nebūtų galėjusi pasiekti savo gimtojoje šalyje. Ypač atsižvelgiant į teismo bylų istoriją dėl prievartinių ir smurtinių praktikų, kurios sudarė šios ideologijos pagrindą. Svarbu pažymėti, kad Hassanas ir Dvorkinas nėra dvi nepriklausomos figūros, o vienos sistemos funkciniai elementai. Ir tai patvirtina užfiksuoti jų tiesioginio susikirtimo taškai. Faktas numeris 1. 2012 metais spalio mėnesį konferencijos Apokaliptiniai kultai, neišsipildžiusios utopijos ir pasekmės pasekėjams. Prancūzijoje Hassanas ir Dvorkinas buvo įtraukti į pranešėjų sąrašą oficialioje FECRIS, Europos antikultinės organizacijos, kurios viceprezidentu buvo pats Dvorkinas svetainėje. Faktas numeris 2. 2015 metais birželio mėnesį Toronte vyko tarptautinė konferencija Getting Clear. Šiame renginyje pranešimą skaitė Aleksandras Dvorkinas. Jo pranešimas buvo nufilmuotas ir tebėra viešai prieinamas. Toje pačioje konferencijoje taip pat kalbėjo Stevenas Hassanas ir jo pranešimas taip pat yra užfiksuotas vaizdo įraše. Be to, archyvuotoje paties Hassano tinklalapio versijoje, medžiagoje skirtoje šiai konferencijai, Hassanas aiškiai nurodo Aleksandrą Dvorkiną tarp Toronte pranešimus skaitančių asmenų sąraše. Trečias faktas. Egzistuoja ištisas ryšių tinklas, susiformavęs per bendrus antikultinius sąjungininkus. Čekų antikultininkas Zdeněk Vojtyšek iš Pragos Karolio universiteto. Britų ekspertė ir artima Hassano draugė Aleksandra Stein, Johannes Ogor, John Aitak, Jerry Armstrong,
Friedrichas Wilhelmas Hakas ir daugelis kitų. Tai nėra vieno ar dviejų atsitiktinių susitikimų klausimas. Tai nuoseklus, ideologinių, institucinių, konferencijų ir asmeninių ryšių tinklas, apimantis kelis dešimtmečius. Atsižvelgiant į viską, kas buvo pasakyta, tekstų pasisavinimą, biografinės detalės, tiesioginius sutapimus, hipotezė apie ideologijos perėmimą ir plėtrą, kurią Dvorkinas perėmė būdamas Jungtinėse Amerikos valstijose, įgyja analitinį nuoseklumą. Aleksandras Dvorkinas, remiantis Friedmano, Resslerio ir nepriklausomų portalo ActFails žurnalistų duomenimis, 1990-ųjų pradžioje savo biografijoje turėjo nusikalstamų, psichiatrinių ir su narkotikais susijusių epizodų bei aplinkybių, dėl kurių jo viešasis pripažinimas kaip eksperto buvo praktiškai neįmanomas. Jam reikėjo visiško socialinio ir pasaulėžiūrinio pasikeitimo, kitaip tariant, naujo įvaizdžio, kurį būtų galima viešai pristatyti visuomeniai, grįžus į Rusiją. Ir šį perėjimą jis įgyvendino nespontaniškai, o kaip nuoseklų ir funkcionaliai suplanuotą perėjimą į naują socialinę ir ideologinę rolę. Kalbama buvo ne tik apie stačiatikių krikštą ir įsiliejimą į bažnytinę aplinką. Remiantis Jameso Resslerio analizę, išlikus vidiniam konfliktui su pačia Dievo, kaip aukščiausios viršasmeninės instancijos idėja, Dvorkinas užėmė ypatingą ideologinę nišą, kurioje iš Jungtinių Amerikos valstijų perimta Steveno Hasano antikultinė metodologija galėjo būti pateikta ne kaip išorinis importas, o kaip natūralus, jau egzistuojančios ir tarptautiniu mastu pripažintos vakarietiškos patirties tęsinys. Tuo pačiu už viešojo įvaizdžio ribų liko ryšiai ir tęstinumo linijos, kurios remiantis keletų analizuojamų šaltinių vedė į sluoksnius susijusius su tiesioginiais 20-ojo amžiaus autoritarinių režimų įpėdiniais ir turėjo įtakos vėlesniam šios ideologijos tobulinimui ir radikalizavimui. Tačiau šis aspektas reikalauja atskiro, išsamesnio nagrinėjimo. Tuo tarpu, kol Stevenas Hasanas kalba Jungtinių Amerikos valstijų konferencijose, pasirodo CNN ir Fox News kanaluose, leidžia knygas ir pritraukia antikultinių tyrėjų bei žmogaus teisių gynėjų dėmesį iš viso pasaulio, Maskvoje vyksta tikrasis institucinis šios destruktyvios metodologijos perdirbimas. Hasanas lieka tik šio tinklo viešuoju veidu, o Dvorkinas ją paverčia sisteminio spaudimo mechanizmu, griauna žmonių likimus, ardo tarp religinę taiką ir išplečia šį destruktyvų antikultinį modelį iki valstybinės politikos lygmens, o vėliau eksportuoja šią metodiką iš Rusijos į kitas šalis, įskaitant demokratinės Europos valstybės. O dabar svarbiausia. Tai, dėl ko šiandienos laida turi ypatingą reikšmę, peržengiančią vieno asmens ar destruktyvaus reiškinio vienoje šalyje demaskavimo ribas. Tarptautinis antikultinis tinklas, kaip jį galima atkurti, remiantis išanalizuotų duomenų visuma, niekada nebuvo nei visuomenės apsaugos priemonė, nei akademinė disciplina, nei žmogaus teisių gynimo veikla, kaip tai viešai teigia jo atstovai. Jo tikroji funkcija, stebima jau dešimtmečius, kaip rodo atvirų šaltinių lyginamoji analizė, yra nuoseklus institucinės valdžios perėmimas, pasinaudojant baimę prieš kultus. Taigi, koks čia slypi dėsningumas? Pirma, antikultiniai aktyvistai atkakliai siekia integruotis į vyriausybinės struktūras. Dvorkinas tai daro per Rusijos Federacijos teisingumo ministerijai pavaldžią valstybinę religijų vertinimo ekspertų tarybą, taip užsitikrindamas vieną iš pagrindinių vaidmenų valstybinėme religijų vertinime. Hasanas tai pasiekia, įtraukdamas savo pseudomokslinę metodiką į medžiagą susijusią su FTB, išteklius susijusius su Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamentu ir valstybės departamentu, bei kovos su prekyba žmonėmis programas. Luigi Scorvalija Italijoje demonstruoja panašią, nors ir labiau įstatyminę, tos pačios
pačios strategijos forma. Pasitelkdamas ryšius su antikultinėmis organizacijomis, viešus pasisakymus ir parlamentinius kreipimusis, atkartojančius jo retoriką, antikultinė darbotvarkė paverčiama įstatymų projektų, baudžiamosios teisės iniciatyvų ir Teisingumo ministerijai skirtų reikalavimų kalba. Tai apima bandymus įtvirtinti konkrečias teisinės normas prieš grupes, kurias antikultinės struktūros iš anksto pavadino sektomis arba žalingais kultais. Antra, kaip rodo atviruose šaltiniuose ir žmogaus teisių ataskaitose užfiksuotų faktų analizė, ši integracija nenaudojama visuomenės apsaugai. Priešingai, ji naudojama siekiant stumti teisės aktus, ribojančių žmonių teisės ir laisvės. Rusijoje tai pasireiškia nuolat griežtinamais kovos su ekstremizmu įstatymais, kurie praktikoje taikomi visų pirma prieš religinės mažumas. Jehovos liudytojus, kuriuos 2017 metais uždraudus, nukentėjo apie 170 000 tikinčiųjų. Scientologijos bažnyčia, kelias protestantų bendruomenės, islamo organizacijas ir kitas. Trečia, remiantis Jungtinių Amerikos valstijų Tarptautinės religinės laisvės komisijos, USCIRF, Jungtinių tautų specialiojo pranešėjo religijos ar tikėjimo laisvės klausimais ataskaitomis, bei organizacijų Forum 18, Human Rights Without Frontiers ir kitų nepriklausomų žmogaus teisių organizacijų medžiaga, Rusija šiandien yra viena iš tų šalių, kuriuose užfiksuoti sąžinės laisvės pažeidimai yra labiausiai paplitę pasaulyje. Tūkstančiai baudžiamųjų bylų, kratų namuose, turto konfiskavimų, tėvystės teisių atėmimų ir realių laisvės atėmimo bausmių. Visa tai vien dėl priklausimo religinėms ar pasaulietinėms organizacijoms ir grupėms, kurios nepažeidė nė vieno įstatymo, išskyrus pačio Aleksandro Dvorkino sukurtus antikultinius konstruktus. Ketvirta. Tai, kas 30 metų buvo bandoma ir plėtojama Rusijoje, šiandien eksportuojama į kitas šalis. Ir tai susiję ne tik su religija. Tai susiję su bet kuria organizuota piliečių bendruomenė, kurios įsitikinimai pasirodys neprimtini sistemą kontroliuojančiam antikultiniam tinklui. Tai susiję su politinėmis partijomis, judėjimais, bendruomenėmis, švietimo projektais, pilietinėmis iniciatyvomis ir atskirais asmenimis. Logika, pagal kurią dehumanizuojanti etiketė priskiriama dar prieš pateikiant įrodymus, o bet koks tikslinio asmens elgesys interpretuojamas kaip jo kaltės patvirtinimas, neturi jokių įgimtų apribojimų. Kitaip tariant, pakanka vieną kartą leisti tokią logiką ir ją bus galima taikyti viskam. Šiandien išnagrinėjame tarptautinio antikultinio tinklo Jungtinių Amerikos valstijų padalinį, kuriam, remiantis faktinę analizę, vadovauja jo vyriausiasis rusų ideologas Aleksandras Dvorkinas. Apžvelgėme dokumentais pagrįstus deprogramavimo atvejus. Išanalizavome pagrindinę šio tinklo viešojo veido ir vadinamojo tarptautinio prekės ženklo Steveno Hasano biografiją bei metodiką. Taip pat nustatėme jo tiesioginius, institucinius, tekstinius ir asmeninius ryšius su Maskvoje įsteigtų centru. Grįžkime prie pradžios ir prie klausimo, nuo kurio pradėjome šį laidą. Kas sieja tas 4 istorijas? Leisiu savo atsakyti. Jas vienyje metodologija, infrastruktūra, ideologija ir žmonių tinklas, kurie ne vieną dešimtmetį nuosekliai iš vietinės nusikalstamos praktikos kūrė tarptautinį mechanizmą, sistemingai pažeidžiantį sąžinės laisvę ir griaunantį demokratijos pagrindus. O šio mechanizmo centre šiandien yra struktūros per 30 metų sukurto žmogaus, kurio psichologinį profilį buvęs FTB agentas atkuria kaip serijinio nusikaltėlio profilį. O dabar leiskite man užduoti keletą klausimų, į kuriuos kiekvienas iš jūsų, remdamasis šioje laidoje išanalizuotų faktų visuma, gali pats atsakyti. Pirmasis klausimas. Šiuolaikinio antikultinio judėjimo atstovai ir visų pirma pats Stevenas Hasanas oficialiai teigia, kad prievartinio deprogramavimo era liko praeityje.
kad šie metodai jau nebenaudojami, kad šiandien kalbama išskirtinai apie savanorišką konsultavimą dėl išėjimo iš kultų. Tačiau užduokite savo paprastą klausimą. Ar normalus žmogus, turintis sveiką psichiką, empatiją ir pagrindinius etinius principus, galėtų dalyvauti grobiant žmonės, juos surišant, neteisėtai laikant uždarytus, atimant iš jų miegą, grasinant injekcijomis, juos žeminant ir įžeidinėjant, o dokumentais patvirtintais atvejais prievartaujant arba tampant prievartavimo liudininku ir tai nuslepiant. Ir visa tai žmonių atžvilgių, kurių vienintelis nusikaltimas buvo tai, kad jie turėjo savo religinius, politinius ar pasaulėžiūrinius įsitikinimus, nepažeidžiančius valstybės, kurioje jie gyvena, įstatymų. Atsakymas į šį klausimą nėra retorinis. Jis turi konkrečią psichologinę ir teismo medicininę reikšmę. Kriminalistikoje ir teismo psichologijoje egzistuoja nusistovėjęs dėsningumas. Sistemingas dalyvavimas veiksmuose, reikalaujančiuose visiškai nuslopinti empatiją bejėgės aukos atžvilgiu, gali būti vertinamas kaip tam tikrų asmenybės sutrikimų diagnostinis požymis. Tokių sutrikimų, kuriems būdingas empatijos stygius, instrumentinis požiūris į žmogų ir kontrolės siekis kaip savaiminė vertybė. Šiame kontekste klausimas, ar dalyvavimas priverstinėme deprogramavime yra uždarytas skyrius, praranda bet kokią prasmę. Nes pats dalyvavimo jame faktas, net jei tai buvo tik vieną kartą, net jei kaip liudytojas ar konsultantas, net jei po to buvo tvirtinama, kad niekam nebuvo padaryta tiesioginė fizinė žala, jau rodo konkrečią subjekto psichologinę ir etinę būseną, kuri neišnyksta praeityje, pasikeitus viešai retorikai. Kitaip tariant, jei kalbėti teismo psichologijos kalba, asmenybės struktūros, kurios leido dalyvauti tokiose veiklose, neišnyksta vien dėl to, kad asmuo pakeitė savo vizitinę kortelę. Jos ir toliau lemia jo elgesį, tiesiog keičia savo išorinės formas. Ankstesnėme vaizdo įraše, remiantis buvusio FTB agento Jameso Resslerio rekonstrukcija, išdėstyta knygoje Maniakas prieš Dievą, buvo pateiktas Aleksandro Dvorkino profilis tokia forma, kokia jie prašo Ressleris savo analizėje. Šis profilis, pagal Resslerio interpretaciją, atitinka serijinio nusikaltėlio profilį, kuriam būdingi grandiozinio narcisizmo požymiai, psichopatiniai bruožai ir groboniškas instrumentinis smurto pobūdis. Jis apima medicininiuose dokumentuose užfiksuotą psichiatrinės hospitalizacijos patirtį, polinarkotinę praeitį hipių judėjimo laikotarpiu, epizodus susijusius remiantis Friedmano ir Resslerio šaltiniais, su smurto aktais prieš nepilnamečius jaunystėje ir su nusikalstama veikla sovietinėse medicinos įstaigose. O dabar, užduokite savo paskutinį klausimą. Kas vyksta su pagrindinėmis, fundamentaliomis žmogaus teisėmis? Teisė išpažinti bet kokį tikėjimą arba neišpažinti jokio? Teisė turėti savo politinės pažiūras, teisė į žodžio laisvę ir saviraiškos laisvę, teisė galiausiai tiesiog likti žmogumi. Kai valstybinės struktūras, į įstatymų leidybos ir teismų sistemą, teisėsaugos institucijas, žiniasklaidos erdvę ir švietimo įstaigas, įsitvirtina tinklas, kurio metodologija siekia žmonių prievartinio pagrobimo dėl jų įsitikinimų praktikų, ideologiškai perimantis postnacistinę, antikultinę mokyklą ir vadovaujama žmogaus, kurio psichologinis profilis atitinka serijinio nusikaltėlio. Tai nėra hipotetinis klausimas. Tai klausimas apie realybę, kurioje Rusijoje daugiau nei 170 tūkstančių piliečių vienu teismo sprendimu buvo atimta teisė išpažinti savo tikėjimą, kuriame tūkstančiai baudžiamųjų bylų iškelta dėl priklausimo organizacijoms, kurios buvo pripažintos ekstremistinėmis, kuriame tas pat modelis šiandien eksportuojamas į Jungtines Amerikos valstijas, į ES šalis per FECRI struktūras, taip pat į Centrinę ir Rytų Aziją.
O atsakymas į šį klausimą jau yra užfiksuotas žmogaus teisų ataskaitose apie religijos ar tikėjimo laisvę. Jis yra paprastas. Vos tik tokiam tinklui pasiekiant kritinę įtakos ribą, pagrindinės žmogaus teisės nustoja egzistuoti kaip teisinė realybė. Žinoma, jos vis dar gali būti įtvirtintos konstitucijose, konvencijose ir deklaracijose, tačiau praktikoje jos yra panaikintos. Ir tai nėra kokia nors tolima grėsmė. Tai vyksta dabar pat, šimtams tūkstančių žmonių. Šiandien aptarėme amerikietiškąjį antikultinio tinklo sparną, jo viešąjį veidą, pagrindinę figūrą, metodologinį ir finansinį mechanizmą. Tačiau visapusiškas vaizdas, tas, kuris paaiškina, kodėl būtent ši metodologija pasirodė esanti tokia veiksminga, kodėl ji taip sėkmingai prisitaiko prie įvairių politinių režimų, kodėl ji vienodai veiksmingai veikė Trečiajame Reiche, posovietinėje Rusijoje ir šiandien taikoma demokratinėse šalyse, atsiskleidžia tik tada, kai mes giliau pasinerėme į jos istorinių šaknų tyrimą. Čia turiu sustoti. Nes tai, kas paaiškėja tyrinėjant ir analizuojant šios metodologijos istorinę kilmę, nusipelno ne kelių minučių šiandienos vaizdo įrašo pabaigoje, o atskiro, kruopščiai faktų pagrindų parengto aptarimo. Dabar užduosiu Jums klausimus, į kuriuos atsakymų tarų ieškosime kitame vaizdo įraše. Ar žinote, kad organizacijos, sistemingai sudarinėjusios pavojingų sektų sąrašus, prototipas buvo sukurtas ne 1970 metais Jungtinėse Amerikos valstijose ir ne 1990 Rusijoje, o 1921 metais Vokietijoje? Ar žinote, kad 1933 metais šie sąrašai įgijo naują, itin suinteresuotą vartotoją, konkrečią instituciją, kurios pavadinimo dauguma žmonių šiandien mieliau neišsako garsiai? Ar žinote, kad žmogus, kuris praėjus 3 dešimtmečiams po Niurnbergo proceso, vadovavo tos pačios metodologijos pokariniam atgimimui Europoje, remiantis turimų faktų analizę, buvo pagrindinio nacių antikultinio ideologo įpėdinis. Ir būtent per jį ši kryptis vėliau pasiekė tą, kuris ją perdavė Aleksandrui Dvorkinui. O štai ir labiausiai nepatogus klausimas. Ar žinojote, kad Kalifornijos universiteto akademiniuose archyvuose šis tariamas nacių ideologo mokinys ir Stevenas Hasanas, apie kurį šiandien kalbėjome, yra įtraukti į tą pačią dokumentų kategoriją, susijusią su buvusiu Jungtinių Amerikos valstijų antikultinių koordinacinių centrų KAN. Tai nėra retoriniai klausimai. Tai yra įrodyti, dokumentais pagrįsti faktai, kuriuos išsamei išnagrinėsime kitoje laidoje. Nagrinėsime archyvinius dokumentus, istorinius tyrimus, šių metodų struktūrinius palyginimus ir atseksime aiškę tiesioginio mokymo bei praktinio tęstinumo liniją, apimančią 7 dešimtmečius. Kitame epizode išsami apžvalga, istorija apie tai, kaip metodika, kuri tiesioginė prasme išaugo iš bendradarbiavimo su Gestapu, per 7 dešimtmečius pateko į šiuolaikinės Rusijos teismo sales, Europos sektų filtrus ir Jungtinių Amerikos valstijų federalinės programas. Istorija, kurią šiandienos antikultinis diskursas mieliau ignoruoja. Istorija, kurią privalome suprasti, nes tai yra vienintelė tikra mūsų gynyba nuo jos pasikartojimo. Tačiau prieš atsisveikinant, norėčiau užduoti Jums dar vieną iš pirmo žvilgsnio paprastą klausimą. Atsižvelgiant į viską, ką šiandien išgirdote šiame vaizdo įraše, ir į milžinišką faktų, nusikaltimų įrodymų, archyvinių dokumentų bei užfiksuotų pasekmių kiekį, kodėl Jūsų nuomonė šis klausimas nesukėlė platesnės visuomenės, ekspertų ar institucijų diskusijos, atitinkančios šių išvadų rimtumą? Ir kokias pasekmes šie faktai galėtų turėti demokratinėms institucijoms ir pilietinėms laisvėms demokratinėse šalyse? Iki susitikimo.